Sveiki, su jumis sveikinasi Tingi Pelėda. Šiandien trumpai pristatysiu labai galingą Excel įrankį Pivot lentelę. Parodysiu, kaip galima pasidaryti patį paprasčiausią variantą. Tai turime tokią duomenų lentelę. Čia matome, kiek koks pardavėjas, kokią produktą pardavė, už kokį kiekį, už kokią kainą, ir bendra suma. Sukurti pivot lentelę galite per Insert, Pivot Table. Čia nusirodote duomenų sritį, tai yra duomenis. Labai svarbu, kad visi stulpeliai turėtų savo pavadinimus, nes jeigu bus stulpelis, kuris neturi pavadinimo, nepavyks sukurti pivot lentelės. Tai lentelę galite susikurti į naują worksheetą arba jau į egzistuojantį, tai galima pasirinkti tam tikrą vietą. Aš sukursiu lentelę į I2 laukelyje, spaudžiu OK, atsirado, kaip matot, toks paveiksliukas. Ir šone atsirado štai toks langas atsidarė papildomas. Aš šiek tiek pakeičiau išdėstymą, kad būtų patogiau jums viską matyti. Tai sakykime, man reikia lentelėje matyti sumą. Galbūt man reikia matyti produktą. Kaip matote, suma nuėjo iš karto į value, tai yra į verčių tą tokią kaip sritį. Produktą Excelis jau iš karto priskyrė eilutėm. Jūs galite pilnai tempti, jeigu jums nepatiko, kur priskyrė. Aš, sakykime, norėčiau, kad produktas būtų labiau stulpeliai. Štai čia matote stulpeliai. O būtent pardavėjas gali būti eilutė. Ir susikūrėm tokią gražią lentelę, kur yra susumuotos eilutės, kaip pavyzdys, kiek pardavėjas A pardavė mums, už kokią sumą pardavė arbatos. Galite pilnai apkeisti vietom, jeigu jums norisi kitaip arba kažkaip kitaip reikia atvaizduoti duomenis. Filtro sritis reiškia, kad, įsidėkime miestą. Tai filtro sritis reiškia, kad bus atfiltruojamas tik tam tikros eilutės, sakykime, kur miestas būtų tik Klaipėda. Ir jūs matysite, matome, kad tik pardavėjas C pardavė prekių į Klaipėdą. Ir tai yra arbata, cukrus, kava, kaip matome, nurodytos sumos. Galite pasikeisti, kad ne suma, o kiekis, tarkime, būtų rodoma. Taip pat galite pilnai apsikeisti, tarkime, miesto iš viso neįmat, pasiimat produktą ir pasiimat, kad tai, sakykime, jums aktualus yra produktas cukrus, pasidarote pardavėją štai čia ir jums iš karto rodo, tik čia jau jums rodo kiekį, pasidarykime, kad rodytų, tarkime, sumą. Ir matote, už kokią sumą, koks pardavėjas buvo apskritai pardavęs mums cukraus. Tai štai toks yra nesudėtingas pivot lentelės pavyzdys. Ja galime pasidaryti daug sudėtingesnę, daug patogesnę įvairiem duomenų pjūviam išgauti, įvairiom analizam pasidaryti. Bet šis video buvo apie tai, kaip trumpai pristačiau, kaip naudotis ją. Tai šiam kartui tiek. Jei patiko šis video, prašau paspauskite patinka. Ačiū už dėmesį ir iki kito karto.